Ištrauka iš Martino Driuko Trimurti knygos Pasauliečių krikščionių ir joginų kanonai. Iš laiško romiečiams 12 skyrius 2-5 eilutės. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Iš man suteiktos malonės raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau, negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, pagal kiekvienam Dievo duotąjį tikėjimo saiką. Juk kaip viename kūne turime daug narių, bet ne visi nariai atlieka tą patį uždavinį. Taip ir mūsų daugybė yra vienas kūnas Kristuje, o pavieniui vieni kitų nariai. Laiško pabaiga. Kanonas. Lotyniškai kanon – taisyklė, norma. Graikiškai kanon – matuoklis. Knygos kontekste tai per amžių patirtį patvirtintos visuotinės taisyklės, normos, religinės tezės ir būtinieji reikalavimai, lemiantys sėkmingą žmogaus dvasinį atsiskleidimą. 8 patarlė iš patarlių knygos. Argi nešaukia išmintis? Ar nekelia balso supratimas? Ant kalvų palei kelią ir kryžkelėse jie atsistoja, priešais miesto vartus, prie įėjimo jį šaukia. Žmonės, jūs aš šaukiu, kreipiuosi į visą žmoniją. Neišmanėliai, mokykitės apdairumo, bukapročiai, imkitės proto, klausykitės, nes kalbėsiu apie kilnius dalykus. Iš mano lūpų ateis, kas teisinga, mano burna tars tiesą, nes nedorumas pasibjaurėtinas mano lūpoms. Visi žodžiai iš mano lūpų yra teisūs, juose nėra nieko sukto ar iškraipyto. Visi jie aiškus žmogui, kuris supranta, jie teisingi išprususiam žmogui. Priimkite mano pamokymą, užuot ėmę sidabrą, ir pažinimą, užuot ėmę auksą gryną. Juk išmintis vertingesnė už brangakmenius, ir jokie turtai negali su jie lygintis. Aš, išmintis, gyvenu kartu su protingumu ir įgyju sveiko proto išmanymą. Pagarbiai bijoti viešpaties reiškia nekęsti to, kas pikta, puikybės, įžūlumo, blogo elgesio ir suktos kalbos aš nekenčiu. Turiu gerų patarimų ir sveikos nuovokos, turiu supratimo ir jėgų. Per mane viešpatauja karaliai ir valdovai leidžia teisius įstatymus. Per mane didžiūnai valdo ir kilmingieji yra teisūs valdytojai. Aš myliu mane mylinčius, o manęs stropiai ieškantys mane suranda. Aš turiu turtų ir garbę, išliekantį lobį ir gerovę. Mano vaisius geresnis už auksą, net už gryniausią, o pelnas, kurį duodu, vertesnis už geriausią sidabrą. Aš einu teisumo keliu, teisingumo takais, suteikdama turtų mane mylintiems ir pripildydama jų iždus. Viešpats sukūrė mane savo kelių pradžioje, kaip pirmą savo ankstesnių darbų. Prieš amžius buvau patepta, pačioje pradžioje, prieš žemės pradžią. Kai dar nebuvo gelmių, aš buvau pagimdyta, kai dar nebuvo tekančių šaltinių. Prieš padedant kalnų pamatus, prieš kalvas aš gimiau. Žemės ir laukų jis dar nebuvo padaręs, nei pirmųjų molio grumstų. Aš ten buvau,
kai jis dėjo dangaus skliautą į vietą, kai nubrėžė ratą ant bedugnės paviršiaus, kai tvirtino aukštai dangaus skliautą, kai įrengė bedugnės šaltinius, kai paskyrė jūrai ribas, kad vandenys jos niekada neberžengtų jo įsakymų. Kai nustatė žemės pamatus, tuomet aš buvau jo talkininkė. Kasdienis jo džiaugsmas, visada džiūgaudama jo akivaizdoje, džiūgaudama jo gyvenamame pasaulyje, rasdama džiaugsmo žmonijoje. Tai dabar, mano vaikai, paklausykite manęs. Laimingi, kurie laikosi mano kelių. Klausykitės pamokymų, būkite išmintingi ir neatmeskite jo. Laimingas žmogus, kuris manęs klauso, ateidamas kasdien anksti prie mano vartų, budėdamas prie mano durų. Juk kas randa mane, tas randa gyvenimą ir gauna malonę iš Viešpaties. Bet kas prasilenkia su manimi, tas daro savo žalą. Visi, kurie manęs nekenčia, myli mirtį. Patarlės pabaiga. Prologas. Prologė pateikiami klausimai, kurie iškilo apmąstant šio teksto publikavimą. Kam skirta ši knyga? Martinas Driukas Trimurtė atsako: šis tekstas turi keletą tikslų. Pagrindiniai yra šie. Knyga skirta padėti dvasios šviesos padrikai ieškantiems ir neapsisprendusiems, kurią kryptį pasirinkti kaip pagrindinę savo tradiciją, krikščioniškąją ar joginę. Tekstas skatina ieškančiuosius pirmiausia atsigręžti į krikščionybę ir meilingiau bei kruopščiau susipažinti su didžiuliais jos turtais. Šis tekstas skirtas ir tiems, kurie turėdami aukštų protinių gebėjimų sugebėjo savarankiškai, be dvasininko ar meistro pagalbos, praktikuoti kažkurios pasaulio dvasinės tradicijos praktikas ir pasiekti šiokių tokių rezultatų. Tokiems ši knyga padeda suprasti kai kurių dvasinių praktikų klaidas, bei tai, kad toks individualus kelias veda tik iki tam tikro laiptelio ir suteikia naudingų patarimų, kaip smelktis gilyn, priėmus lemiamą sprendimą. Kiek jūsų manymų pasauliečių krikščionių ir joginų kanonai yra prasmingi, nes jų gali būti, kad jie, krikščionių, bus pavadinti tiesiog erezija, o gilesnio teologinio išprusimo neturinčios visuomenės eklektiška ezoterika. Martinas Driukas Trimurtė atsako: tekstas neatstovauja jokiai konkrečiai dogmai ir nepretenduoja nei į krikščioniško, nei į joginio šventraščio statusą. Erezija jis gali būti vadinamas tik tų, kurie paviršutiniškai ar perdėtai, skrupulingai arba net fanatiškai žiūri į bažnyčios mokymą, nes yra skurdžiai susipažinę tiek su pasaulio teologija, tiek su pasaulio religijų istorija. Ereziją būtų galima pavadinti tik tada, jei teksto autorius save vadintų išskirtinai kataliku, stačiatikiu ar protestantu ir šiuo tekstu siektų suskaldyti kažkurią iš bažnytinių tradicijų. Sergejus Bulgakovas, vienas garsiausių stačiatikių bažnyčios sisteminės teologijos kūrėjų, yra pasakęs, citatos pradžia: ši atskala, erezija, priešindamasi bažnytiniam protui, tampa jau atskiriančia mąstymo savivalę, paklydimu, erezija. Nusižengimas virsta klaida, klaida paklydimu, paklydimas erezija. Citatos pabaiga. Šiuo tekstu kaip tik siekiama antipodo erezijai. Formalus krikščionis yra kviečiamas apsižvalgyti, kokiuose turtuose jis jau tarpsta, ir jais naudotis, prieš puldamas ieškoti išsigelbėjimo hinduizmo ar budizmo jogoje. Šiuo tekstu siekiama nepraturtinti bažnyčią,
nes ji jau pakankamai pilnatviška, bet nuvalyti dulkes nuo ieškančiojo akies. Krikščionybės upę sudaro katalikai, stačiatikiai, protestantai ir dar daug kitų smulkesnių judėjimų. Visose šiose srovėse buvo ir yra šventųjų. Be to, yra žinomi patikimi liudijimai apie tai, kad krikščioniškų vienuolių grupės praktikuoja aukšto lygio joginės praktikas, o budistų vienuoliai su didžia pagarba gilinasi į Kristaus apsireiškimą ir mokymą. Tad kuo labiau išsilavinę ir dvasią palytėję yra Dievo mylimieji, tuo skirtybių juose yra mažiau. Koks skirtumas, kokia valties spalva, jei ji padeda perplaukti neišmanymo vandenyną. O dėl dabartinės visuomenės nuomonės ji nesvarbi, nes tikriems krikščionims, tikriems jogams nerūpi, ką visuomenė apie juos galvoja, nes minia dvasios šlovė yra iškeitusi į vergavimą daiktams ir kūnui, tad jos rega ir komentarai dažniausiai tušti. Daugelis pranašų ir meistrų buvo antivisuomeniški. Tiek Jėzus, tiek beveik visi jo apaštalai mirė kankinio mirtimi, nes buvo atmesti didžiosios dalies visuomenės. Islamo pasaulyje daug sufijų meistrų buvo sudeginti arba užmėtyti akmenimis. Tibeto likimas – dar vienas graudus faktas, atsakant į šį klausimą apie visuomenės nuomonės autoritetą Dievo siekiančiojo gyvenimui. Kuo jūs pats save laikote ir kokiai religiniai tradicijai priklausote? Kas jūsų mokytojai? Martinas Driukas Trimurtė atsako: 5 buvau pakrikštytas Romos katalikų. Atsimenu vėsaus vandens srovę, besiliejančią per kaktą. Nuo tos dienos Dievo valia apie 10 dešimtmečių pragyvenau kaip daugelis pseudo krikščionių, rinkdamas sunkias patirtis ateistinėje, posovietinėje aplinkoje ir patirdamas dėl nedvasingumo gyvenimo būdo iškylantį būties traumingumą. Atėjus tam tikram laikui, man iš kūno kulto atsipeikėti padėjo hinduistinės jogos tradicijos. Tuo pat metu pradėjau naujai gilintis ir į krikščionybę, bet visais savo turtais ir grožiu jie atsiskleidė dar negreit. Galiausiai sutikau mokytoją, su kuriuo galėjau tapti mokiniu, vaiku. Taip hinduistinę jogos kryptį pakeitė Tibeto tantrų ir dzogčeno joga. Mokytojo priklausymas aukščiausio rango dvasininkijai reiškia, jog jis geba vesti mokinį į daugeliui nematomą jogos pasaulį, per krikščionybės pasaulį, nes čia vakaruose gimusiųjų šaknys. Taip pat tai gebėjimas atverti esmišką supratimą apie daugelio tradicijų ypatybės, vaiskumą ir praktinę prasmę. Ir krikščionybė yra man nepaprastai graži, o jos moralinės ir dvasinės vertybės tokios aukštos, jog Kristaus ir bažnyčios tėvų, ypač vienuolių, mokymas ir savipakankama dvasinė praktika yra įkvėpimo šaltinis tiek visam pasauliui, tiek visoms dvasinėms tradicijoms. Skirtingos tradicijos iš dalies eina į skirtingus pasaulius. Evangelija pagal Joną, 14 skyrius, 2 eilutė. Mano tėvo namuose daug buveinių. Evangelijos pabaiga. Tad neperdedant, kiekvienas mąstantis žmogus, nesvarbu, iš kokio pasaulio jis bebūtų, jei turi gyvą, o ne akmeninę širdį ir yra susipažinę su Jėzumi, tiesiog negali nepulti į jo glėbį ir sustabdyti ašarų. Nes net kukliausių budistinių požiūrių Jėzus tai aukščiausio lygio bodhisattva, sėdintis Dievo dešinėje. Jogos esmė ir apraiška vakarų kontekste. Pakalbėkime apie pamatinės jogos tikrovės tiesas.
Žvelgsime iš budizmo pozicijų, kreipdami žvilgsnį į tai, kiek stipriai jis adaptavosi vakaruose. Taip pat paanalizuosime per krikščionybės prizmę, kokie galėtų būti keliami klausimai budizmui apie Dievą Tėvą Kūrėją ir panašiai. Gilesniai dievotyrai būdinga nebijoti kritinio mąstymo. Pažiūrėkime, kodėl vakaruose kyla tiek daug sunkumų praktikuojant rytietiškas tradicijas, su kokiomis kasdienėmis kliūtimis susiduria net praktikuojant virš 20 metų ir kodėl praktikuojantysis negali apčiuopti rezultatų arba jie yra vos juntami. Kai praktikuoji, domiesi kitų kelių, nebūdingų supamai aplinkai, su kokiomis kelio ypatybėmis susiduriama. Kalbame ne tik apie sunkumus, bet ir apie malones, raidos etapus, dėsnius, charakteristikas. Nagrinėkime budizmo kelią kritiniu, racionaliu požiūriu, pasitelkę loginį metafizinį mąstymą. Nagrinėkime, ką jis norėjo pasakyti pasauliui. Kodėl 20 amžiuje staiga pradėta viešinti tekstus ir nešti juos į vakarus? Kodėl žmonėms perteikimi tokie gilūs mokymai? Ar tikrai vakariečiai laikomi tokiais ypatingais, kad jiems gali būti suteikiamos tokios brangenybės? Visgi, žmogus nuo savo prigimties naratyvo toli nepabėga. Geriausiu atveju primena tėvą ar senelį. Tad kyla klausimas, ką joga daro su žmogumi nuo žagrės? Ar gali žmogus suderinti meditaciją ir eiti išpažinties pas kunigą? Pakalbėkime apie tai, kas yra jogas, kuris pasideda akmenėlį po galvą ir apsikloja vėju, kuriam nė iš tolo neprilygsta šiuolaikiniai jogos centrai. Gilindamiesi į jogą, tantrą, suprasime, kad jokios patogios jogos nėra. Joga ne paguodos namai, paaiškinantys priežastys, kodėl tu nelaimingas. Tai visiškai nėra pamatas praktikai. Jogos tikslai anaiptol netokie. Pamastykime, kodėl statydavo užkardas nuo baltųjų žmonių, jie nepajėgų suprasti giliųjų rytietiško mokymo tėkmių, o jie ir supras. Tai praeis 40 metų, kol bus aišku, kokia mantros esmė. Tai visiškai ne mentalinės veiklos produktas. Intelektas, kad ir koks būtų aukštas, yra aukščiausia materijos forma, kuri taip išaukštėja ir pasikeičia, jog laiko save erdvinę ir nebemato savo tankumo. Žmonėms, kurie save laiko itin intelektualiomis asmenybėmis, tiesiog gali būti fenomenaliai sunku suprasti budizmą. Protas gali stebėtis, nepatikėti, kad per 2-5 metus negali pasiekti esmės. Pro tokį racionalumo šydą, kuris trukdo tyrajam tikėjimui, matysime nepaprastą grožį. Kalbant apie sąmonę, ji praauga visą susireikšminimą, paviršutiniškumą, įvairių kursų lygių rinkimą ir panašiai. O tai yra grubusis dvasinis materializmas. Visgi dar pavojingesnis yra subtilusis dvasinis materializmas. Vienų sunkumų pasitaiko, kai žmogus sąmonėja savo eigą, be staigios kursų bangos, o subtilusis ego yra dar klastingesnis, neužuodžiamas. Labai svarbu nagrinėti, kaip tai pasireiškia Europos mentalitete ir kaip konkrečiai kinta gyvenimai einant dvasingumo keliu. Įsivaizduokite, kad mes, lyg įvairių šalių atstovai kongrese, klausiame, pavyzdžiui, Indijos žmonių, ką jūs atnešėte pasauliui, ką jūs norėjote pasakyti savo dharma. Ar jūsų vienuolynuose praktikuojami metodai tinka ir mums, žmonėms, kurie po darbo dienos dar užsuka į prekybos centrą ir grįžę namo galiausiai te turi tik pusvalandį laisvo laiko tarp įvairių kitų buities reikalų. Ar Buda suprastų iš to, kaip mes gyvename, kad esame jo mokiniai?
Tokie klausimai keliami ne tam, kad eitume į nusivylimą. Mes tiesiog nebijome kritiško mąstymo. Turime suprasti raidą. Juk mes Platono, Kanto, Hėgelio palikuonys. Jeigu norime autentiško mokymo, turime remtis tuo, kas buvo iki 1904 metų. Tai yra iki to, kas suteikė vakarams antroposofija. Turėkime omeny tai, kad tos formos atnešė daug naudos gyvoms būtybėms, nes pajudėjo iki tol nepajudinti sąmonės rautai. Šios knygos tema – pažiūrėti į jogos kelią iš vakarų mentaliteto pusės. Turėdamas savo unikalią raidą ir unikalią istoriją, jis atsisuka į rytų mokymus. Kas europietį domina tuose mokymuose? Ką jis juose supranta? Kokiu būdu ir kaip? Sugeba girdėti visiškai priešingai. Pavyzdžiui, Karlas Jungas, pats prisilietęs prie seniausių tekstų ir autentiškiausių dalykų, ragino žmones neiti į budizmą. Ar jis buvo antibudistas? Ne. Jis tiesiog sakė, kad mūsų, Europos žmonių, mentalitetas yra užkoduotas iškraipyti mokymus. Mūsų ego toks stiprus, kad dėl savo arogancijos filtrų autentišką mokymą suprantame visiškai per kitą percepciją ir gautomis žiniomis gudriai naudojamės, tik siekdami komfortiško gyvenimo. To pasekmė – netenkame giliosios mokymų esmės. Nagrinėjant tantrą kyla klausimas, kaip įvyko, kad vakaruose ji tapo legalia ištvirkavimo forma. Tantra niekada nebuvo tokia, anaip tol. Ji visada reikalavo itin griežtos jogos, askezės, kitokio gylio supratimo. Į tantrą mokiniai ateidavo ne iš trūkumo, noro tvarkytis ar valytis, o iš pertekliaus. Mūsų kultūroje tokių dar nelabai galima sutikti. Kokie kompromisai galimi tarp religijų? Kultūrinė kaita galima. Keisti žiniomis taip pat galima, kol jos tam tikra prasme paviršinės. Tol jos nepretenduoja ko nors užgauti. Tačiau yra itin gilių, slaptų dalykų. Pavyzdžiui, islamo šventyklos, į kurias net moterys musulmonės negali patekti. Tad net nėra kalbos apie žinių išnešimą į kitas kultūras. Giliausios temos vartotojiškai visuomeniai nėra įdomios. Tai jas ir apsaugo. Taip žinios išlieka tikros ir grynos. O tai, kas supaprastinama, nuvartojama, yra tik paviršius. Kaip ir posakis duok die, visiems suprantamas ir visų vartojamas. Dauguma dalykų kompromiso tarp religijų neturi. Tai nereiškia priešpriešos, tačiau žymi, kad tas grožis yra nepalyginamas. Išpažinties fenomeno nėra kitose tradicijose, tik krikščionybėje. Nušvitimo kelias taip pat neturi atitikmenų kitose, nebudistinėse tradicijose. Analizuodamas skirtingas religijas, turi suprasti jų grožį ir negalvoti, kad tai yra absoliutusis vienis. Netgi didieji metafizikai, tokie kaip Genonas Renė, Kumaras Vamis, priėjo prie to, kad kiekvienoje tradicijoje yra beveik ta pačių dalykų, tačiau vis vien išlieka pagarbus atstumas. Beje, labai įdomu, kad didieji metafizikai, perėję įvairias gyvenimo laikotarpis, įvairias tradicijas, būdami beveik 70 metų amžiaus, atsivertė į islamą. Ir čia kalbame ne apie priverstinį islamizavimą. Jie buvo nukauti tos religijos grožio, gylio ir suprasties. Kalbant apie dvasingumą kaip kelią, bene vienintelis budizmo meistras Čogjamas Trungpa sąžiningai įspėjo, kad tai yra pavojinga. Tai pavojinga žmogaus ego, kadangi jis ne to tikisi. Iš budistų bendrauti su vakarais daugiausia siekia zen pasekėjai. Jie turi zen sodus,
kaip kontempliatyvią filosofiją vakarams, atskirą metodologiją. Pavyzdžiui, lama Dandaronas praleido apie 12 metų mąstydamas, kaip mokysis vakariečiai nepabūgę budizmo ir kaip jie turės atsilaikyti prieš populiarizaciją, kaip atsilaikys prieš siūlomas jogos formas, kol galiausiai sugebės prieiti Spėlio dykynę ir pasakyti: čia vieta mano meditacijai, be jokių kilimėlių, pavadinimų, konceptų, kol neliks jokių atramų ir ribų, kol žmogus pagaliau galės pradėti praktikuoti tyrai ir nuogai, Dievo garbei. Nes kitu atveju, kaip Jungas sakė, vakarietis užsiaugina tokį ego, kad gyvenimo gale jį patį sudrasko jo ego dangalų dvasios. Su Jungu pasiginčyti sunku. Verčiau apie tai giliai pamastykime. Taigi matome, kad joga tai aukščiausiai įsipareigojimai ir įžadai. Niekada kitaip ir nebuvo iki 20 amžiaus. Neretai žmonėms, pradedantiems praktikuoti budizmą, iš tikrųjų nerūpi budizmo teorija, jos klaidos kelias. Problema yra ta, kad tokiu atveju tu negali suprasti religijos raidos ir to, kokios idėjos yra įsiviešpatavusios tavo kultūrinėje erdvėje ir kaip jos manifestuosis kelyje susipažinus su nauja tradicija. Gimus ir gyvenant krikščioniškoje kultūroje, nesidomėti Kristumi, jo mokymu yra visiška tamsa. Kristus geriausiai žinojo, kaip mokyti europietį. Tokio neišprusimo savo negalime leisti. Jei vaikystėje, jaunystėje ėjote išpažinties, o dabar nebe, tai kas perėmė tą funkciją? Kristus turėjo tik apie 16 artimiausių mokinių, neskaitant apaštalų, o Buda mokė tūkstančius. Ananda buvo gabiausias jo mokinys, tačiau jis neturėjo sapnavimo siddhi ant žmogiško gebėjimo ir prigimtinės išminties, tad buvo laikoma, kad jis nerealizavo tiek aukštai, kiek kiti šias savybės turėję mokiniai. Jis turėjo stulbinamą atmintį ir galėjo atkartoti kiekvieną mokytojo žodį, tad išgarsėjo kaip teoretikas. Anandos budizmo bažnyčios pamatai sukurti pagal jo raštus, o nuo 5 amžiaus budizmas buvo transformuotas. Anandos budizmą mes matome išlikusį gryną ir gyvą Teravados tradicijos šalyse. Jojimas ant 2 žirgų. Krikščioniško krašto domėjimąsi rytų mokymais galime prilyginti jojimui 2 skirtingais žirgais. Namkai Norbu buvo paklaustas, ar galima derinti budizmą su bonu. Jis atsakė: žmogau, kam tau tiek problemų? Įmanoma, bet tik retais atvejais galėtum 2 žirgais joti, geriau jok jų vienu. Tai yra skirtinga guru joga, skirtingas priesaikos lygmuo. Klausimas, ar žmogus išlieka Jėzaus mentalitete ar Budos, o gal absoliuto? Įmanoma, bet tą suderinti gali tik labai retas žmogus. Tradicijos turi bendryšių ir skirtybių kelyje, kuriame siekiama nenueiti į tamsą, į pragarus, o ką jau kalbėti apie vaiskiąją šviesą. Pavyzdžiui, prieš ruošiantis išpažinčiai, bažnyčioje galima rasti knygutę su priminimais, ką reikėtų pergalvoti prieš einant išpažinties. Ar nedarei kokių nors burtų, ar nebandėjai žolelių užkalbėti. Domėjimasis subtiliaisiais kanalais, čakromis, kvėpavimo technikomis, seksualinės energijos valdymu laikomos nuodėme. Kur čia nuodėmė? Ne vien kultūrinė, bet ir asmeninė. Ar tu gali būti nedeisus dėl to, kad domiesi plačiau, daugiau? Čia slypi vienas iš pamatinių raktų į budizmą, kodėl žmogui neužtenka krikščioniškos vakarinės maldos. Biblijoje draudimo tą daryti nėra. Jam įsakyta mylėti artimą ir įprasminti kančią.
O budizmas aiškiai pasisako apie jojimą 2 žirgais. Jei nuoširdus krikščionis panoro sužinoti apie subtilėje savo kanalų nadžių mechaniką, ar čia nuodėmė? Kur kaltė? Kristaus tekstų apie kanalus nėra, tačiau nėra taip, kad jie būtų slepiami nuo daugumos. Jo gestai yra kanonizuoti, bet tai nėra mudros. Baltai taip pat nenaudojo mantrų. Savarankiškai derindamas 2 žirgus, kaip žmogus gali žinoti, kad eina į priekį, o ne atgal, ir į kur eina? Jei prie sienos priremtas žmogus turėtų pasirinkti krikščionybę arba jogų darbą, ką jis turėtų daryti? Ar įvyksta priešprieša? Kuris žirgas pagrindinis? Kuri tradicija šakninė? Kas yra jo prieglobsčio kelias? Kokia dievybė pas jį ateitų praktikuojant? Tara ar Kristus? O gal iblisas? Sunku, kai žmogus nebegali pasakyti, kad jis krikščionis. Sinkretizmui apie 100 metų nereiškia nieko. 6 metai lankymosi jogos centre irgi niekas. Reikia mažiausiai kelių kartų tam, kad tradicija įsitvirtintų. Joga yra laikoma praktika už užuolaidos, kurios žmogus kaip krikščionis pasižadėjo nepraskleisti. O jūs, žvelgdami į dabarties potencialų, aistringą ir skausmingą veidą, pasakykite, kokia religija tinkama žmonėms, kurie netiki nemirtingumu. Esminis Kristaus palikimas. Jėzus Kristus, budizmo akimis, atėjo kaip realizuotas Dievas Nirmanakajoje numirti ir save paaukoti. Visų pirma, jis parodo, kad arogancija yra didžiausias baltosios rasės priešas. Jis parodo, kad europietis suvargs per savo ego ir atskleidžia, jog geriausias įrankis jį nugalėti tai meilė. Jis realizuoja sąmonėje vaiskiąją šviesą, atiduodamas save tokiu būdu. Kristus žinomas kaip gebėjęs prikelti mirusiuosius, ir tai yra didžiausias siddhi. Išeidamas jis palieka įrankį į realizaciją, į vaiskiąją šviesą, nušvitimą. Bet kokią jis palieka guru jogą? Jis sako, citatos pradžia, aš tave saugosiu ant delno, jeigu tu nesidomėsi tomis užuolaidomis, už kurių yra nedualu. Citatos pabaiga. Kai žmogus pasinėręs į krikščionybės guru jogą, jis nesidomi darbu su kanalais, subtiliai anatomijai ir tuo, kuo domėsi būtybės, kurioms įdomu, kas už tų užuolaidų. Kristus Dievas, kuris suprato, kaip svarbu yra mylėti ir kuris atėjo pats tą parodyti, save paaukodamas ir taip atskleisdamas realizacijos kelią, kai meilė yra tiek savipakankama, jog nereikia jokių kitų metodų. O jei ir reikia, tai bažnyčia, kūrė tėvai ir šventieji, paliko tiek raštų, kad per gyvenimą visų nei nespėtume perskaityti. Jie palieka meilę kaip kelią nugalėti viso kontinento aroganciją. Tai reiškia priimti Kristų kaip savo tėvą, visko patriarchą ir neklausti, kur ir kokie kanalai ar čakros, nes netoks krikščionio kelias. Krikščionis eis per meilę. Kai sunku ir nesaugu, prašoma Kristaus pagalbos tiesiogiai ir jis padeda savo globą. Guru joga yra realizuotame Dieve, žmogaus ribotesnė sąmonė jame. Paprastai sakant, krikščionis prisiekia, kad mąstys, tik mąstys lėčiau negu kiti ir darys pertraukas. Ir einančiam Kristaus keliu nereikia medituoti, nes medituoti tai išeiti už Dievo sodo. Bet smalsi, žingeidi būtybė visada klaus, ar už to sodo yra dar kažkas, ir jam atsakys, kad ten labai nesaugu.
nes ten jau nebedualu. Ten ir gėris, ir blogis, ir demonai. Kas slypi už užuolaidos? Budizmo kelias yra tas, kai žengiama anapus ir atsiduriama už užuolaidų. Už jų atsiveria nepaprasto grožio laukas. Toje nedualioje tikrovėje nebeveikia socialinio žmogaus galios, žinios, žingeidumas. Čia viskas daug plačiau. Ieškotojas staiga pamato visi įmanomi demonai, nes ten nėra Dievo, kuris galėtų žmogų realizuoti, uždengti ir patarti neiti prie vieno ar kito augalo kraštovaizdžio. Tai antipodas, ypač nesūtriniams budizmo mokymams. Krikščionybėje, kaip ir sūtrinėme budizme, laikaisi arti dieviškojo sodo, bet toli nuo sudėtingų realybių. Kas žmogui gali nutikti, jeigu jis nenueis naktį į barą, negrįž paryčiais ir nesuteiks savo keistų patirčių? Tantroje ir dzogčene, ypač tantroje, yra kitaip. Praktikas pamato patį įvairiausią pasaulį ir mokosi nevertinti jo dualiai. Pamato tą grožį ir pradeda jį tyrinėti. Pamato, kur slypi visa ko ištakos, supranta, kaip dievų pasauliai globoja. O dzogčenas dar kitoks. Praktikuojančiam žmogui sugrįžta begalinė atjauta. Jis atranda esmę, lyg ištirpusį krištolą. Kas yra vaiskioji šviesa? Kaip visos gyvos būtybės ateina iš atjautos, kaip jos pasiklysta ir kaip vėl atgimsta. Įgarsino Mahajana akademija.